Kągi, atvykome prie ežerėlio mažo. Eisim pasižiūrėti kaip krantai ir bandysim kažką tai sužvejoti. Koks gerulis ežerėlis.
Taigi, pavyko man čia prie to ežerėlio atvažiuoti. Važiuojant, aišku, mačiau slėdus vedančius link šitos vietos, tai kažkaip įsivaizdavau, kad jau nepavyks ir čia pažvejoti. Bet laimė viskas gerai. Atvažiavau, tai krantas laisvas. Kažkieno tai padarytas, čia lieptelis toks gražus yra. Nu, žodžiu, nieko nėra, tai atsisėdau čia, jeigu jau kažkas sugalvos mane iš čia išvyti, nu, tai viskas gerai. Kažką tai sugalvosime. Žodžiu, dabar pasišėriau, pasibandžiau čia to gylio, tai apie metras. Paudinukės toliau labai neišeina numesti, tai kaip ir viskas gerai. Naudosiu slieką, turiu dziko ir kukurūzų. Dabar buvau užmetęs vieną kartą, tai kibimas buvo, tačiau ant kablio nieko neradau. Tiksliau sakant, plūdę pajudino, bet viskas tuo ir baigėsi, kažkaip slieku nesusidomėjo. Dar gal biškį per anksti, žuvytėm dabar yra po 5 kelios minutės. Mano namų iki čia truko atvažiuoti apie 40 minučių, tai taip. Na, ilgokai. Tikiuosi, ką nors pagausime. Kažkaip labai norėjau aš prisiminti, ką reiškia žvejoti su plūdele, nes paskutinius, nežinau, 5-6 metus, gal dar daugiau, vien tik dugniniai. Tai va, dabar pabandysim prisiminti, ką reiškia plūdiniai. Paskutinės 3 žvejybos su fyderiu dugninė nebuvo sėkmingos, nors prieš metus laiko tuo pačiu metu tikrai gerai gaudžiau žuvytės. O dabar kažkaip nieko. Kalbant apie karšius, žinoma. Smulkmės tai ten be proto. O, kibimukas. O, turim pirmą žuvytę. Kol čia kalbėjau, karosas užkibo, bet kibo tai taip konkrečiai, gražiai. Kągi puiku, bandom toliau. O jei kalbant apie visas mano paskutinės žvejybas šiais metais, tai didžiausia nesėkmė turbūt nesėkmės priežastis yra vėjas. Aš nesuprantu, iš kur tas vėjas šiais metais. Praktiškai nuo ankstyvo pavasario vėjo gūsiai siekia 10, 12, 16 metrų per sekundę. Iš kur tokie vėjai? Nebūdingas Lietuvai toksai oras. Nesuprantu. Atvažiuoji į žvejybą, tai neįmanoma per vėją žvejoti. Jeigu Nemuno upėje, tai ten bangos būna kaip ežere, kažkoks kosmosėlis. Dabar netgi šiąnakt vėjas, nurėmęs, tai jau 9 metrai buvo per sekundę. Kažkaip galvojau, čia man žvejyboje, tai jis greičiausiai irgi pakiš didelę koją, bet čia atvykus į tą mažą ežeriuką, miškas, tokia dauba, tai čia kažkaip netaip jaučiasi tas vėjas. Bangų tai praktiškai nėra. Gal visgi gerai padariau atvažiuodamas į čia.
Sėdžiu čia kokius gerą valandą. Tai apart to vieno karosėlio nieko naujo nepagavau. Na, reiks kažką keisti kažkaip. Norėtųsi pereiti biškį čia kažkur kairiau į šitą žuves. Tik tai čia krantas nestabilus, plaukiojantis. Nu, nežinau, bet reiktų bandyti keisti vietą, nes nekimba, tai čia ir prakimarysiu iki dienos pabaigos. Taigi turėjau tokį nuostabų planą, tai turėti žvejybos per vieną parą, rytinę ir vakarinę dalis. Tai žodžiu, ketinau nuvažiuoti į tokį ežerėlį. Mano vaikystės ežerą, nes ten toks mažiukas, su plūdinė, tai buvo fantastiškas dalykas žvejoti. Vakar kažkaip sugalvojau, gal reikia nuvažiuoti pasižiūrėti, gal išsirinkti krantą, kad sutaupytų laiko. Gerai, važiuoju. Dar vakar ten vėjo, taip normaliai, stipriai. Nuvažiuoju aš. Bet ten davažiuoti nėra kaip, ten, žodžiu, turi prieiti pėsčiomis, nes apaugę ten pievos, ganyklos, tai galvoju, netrinsiu aš tai. Įvažiavau į tokią kvartalinę ir ten, pasilikau mašiną ir reikėjo nueiti apie gal kokį 200 metrų mišku, tokia pelkė. Žodžiu, planas toks, einu mišku ir atsimušu į laukymę, kurioje bus ežeras. Einu ir pagal navigaciją likę ten 20 metrų, bet kažkaip man nepanašu, kad čia, ežeras būtų. Prieinu aš tą laukymę, žiūriu pievą. Nesuprantu, galvoju, gal aš kažkur čia pataikiau. Ateinu į tą pievos kraštą, tai kad žiūriu, kad čia nėra to ežero. Vietoje ežero pieva. O, kibinas. O kaip ta pieva ten atsirado, ogi išdžiūvo ežeras. Įsivaizduojate, išdžiūvo ežeras. Tai aš buvau tokiam lengvam šokė. Teko greituoju būdu keisti savo žvejybos planą, dėl ko nusprendžiau, kad nebenakvosiu miške ir turėsiu tik tai vieną rytinę žvejybą. Ką dabar ir darau. Na, viena žvejyba geriau negu nieko. Bus dar tų žvejybų, manau, ne. Turėjom kibimuką, bet nieko neprisitraukėme. Reiškiasi, taške gyvybės atsirado. Bet taip nenori, tik tais vieną kartą užkabino, timptelėjo ir viskas. Bandome dar kartą į tą patį tašką. 10 metrų nuo tos pačios vietos.
Ups, karosiukas. Geras ženklas. Okei, bandom dar tada. Ai, čia karočiui nieks nenori kepti. Niekas. Kągi, nekimba ir toliau. Prisiminiau savo vaikystės žvejybas. Ir ten toks masalas kaip sliekas, tai jis iš tikrųjų nelabai veikdavo. Geriausiai veikdavo tai batonas. Kągi, pabandysiu paaukoti savo pietus ir pažvejoti šiek tiek ant batono. Didelė tikimybė, kad kažką pagausiu. Nes kažkaip kol kas lieko, tai visai nesidomiu žuvytės. Nei slieko, nei kukurūzų. Pabandysime dėti batoną.
Darydavom labai paprastai, tiesiog pasiėmam gabaliuką batono, suminkom ir ant kablio. Bandysime. Dar kitas variantas būdavo, tai net ne batonas, o tešla iš miltų padaryta. Ta tešla bent karosai tai mėgdavo be proto. Ką, bandom, laukiam. Žodžiu, reikia baigti žvejybą, greitai susipakuoti ir tada judėti į gamtą, veikti ką nors naudingesnio, negu čia sėdėti ir laiką leisti be žuvies. Ne, 2 karosai, pusę. Nu, tokie va. Jei būtų kas 100 tokių, tai būtų visai smagu, bet kad dar 2. Kągi, paleidžiam, nėra čia ko su jais. Terliotės. Antras tai gerokai mažesnis. Mažučiukas, karosiukas. Viskas, leidžiu ir šitą atgal. Ką žinau, kaip ir viskas. Tai tiek. Trumpai pažvejojom 5 valandas su keliais kibimais. Na ir viskas. Šiandien kaip ir viskas. Nieko gero nepagavom, nieko, važiuosim tol, kol pagausim vis tiek kažką. Ką tada? Iki.